Po pertraukos saldi pergalė. Kokios nuotaikos komandai? Nuotaikos visumoje neblogos, nors truputėlį, kaip sako, nukraujavom. Paliko mūsų komandą Erikas Naškovas. Jisai įstojo į karo akademiją ir atėjo nuo pirmadienio, paimtas į Ruklą, čia jau tiem 3 mėnesiam vis dėlto vidurio gynėjas. Ir kaip matėte, debutavo Mantas Irvydas iš Kauno, iš Spyriaus komandos. Šitos rungtynės buvo gal tokios truputėlį per lengvos, kad konkrečiai pasakyti apie jį. Bent šitose rungtynėse tai jis puikiai sužaidė, viską ir poziciškai labai gerai jaučia poziciją. Žinot, šita komanda greičiai nebuvo tiek daug atakų ir galbūt patikrinti sunku su tokiose rungtynėse, bet visumoje kaip ir likau patenkintas jo žaidimu. O taip tai išlaikėm viską, visus žmonės. Dezikornovas, kaip jau Šilutėje debutavo, vėl matėte, yra. Nežinau, šiandieną, jeigu mums būtų rimtesnis varžovas, sunku pasakyti, kaip būtų buvę. Daug yra bėdų, labai nenorim gintis, labai daug laisvės duodam žaidėjam, nėra dengimo iš arti. Su geru varžovom turim mes padaryti išvadas, negalima taip. Ir vėl bėda, matyt, yra bėda mūsų su realizacija. Įmušam įvarčius ten, kur nesitikim, o kur reikia 1 prieš 1, tų įvarčių ir nėra. Rungtynėse su Traikais gali būti, kad mes vieną progą per rungtynės turėsime, jeigu 1 prieš 1 reikia realizuoti. Kol kas čia yra mūsų bėda truputėlį. Tai pradėjome, kaip sako, pergalę, o daugiau reikia. Treniruosimės, turim laiko dabar, bandysime dar šlifuoti kai kurios dalykus. Reikia, kad, sakau, realizaciją pagerinti. Ir bandysime kopti link viršūnės. 3 įvarčius įmušęs. Puikiai, komanda visą dirbo ant manęs visą savaitę, sunkus pasiruošimas buvo. Puikiai, aišku, net nežinau, ką sakyti. Ar pertrauka davė įtakos tavo žaidimui? Sunkiau pradėti buvo antrą kėlinį, biškį kojas jau jautėsi, aišku, pasiruošimas davė savo, bet greitas įvartis dar vienas paldavo viską ir viskas gerai baigėsi.